Sveiki, mano mėly vėžiai. Šiandien pakalbėsim apie tai, kas laukia jūsų per ateinančią savaitę nuo tada, kada žiūrite šį video. Pradėsime kaip visada nuo simbolių. Šią savaitė pati bus harmoninga. Tikrai viską laiku ir vietoje suspėsite. Tačiau gali pasirodyti ta savaitė lėta. Taip, slinks. Va. Gali būti, kad savaitės bėgi kažkada arba savaitės pabaigoje norėsis kažkuo save palepinti, galbūt kokio bilieto į koncertą, ar apskritai su muzika kažką veiksite, gal patys muzikuojate. Va. Dėmesio savo norėsi skirti, gali būti, kad pasistumėsite savo svajonės link, imsitės kažkokių veiksmų, kurie jūs labai gerai nuteiks, labai pradžiugins. Darbe viskas gerai seksis, atrakinsite užsistovėjusius klausimus. Va. Ir žodžiu taip, tiesiog savaitė bus harmoninga, lėta ir nepamirškite savęs pasilepinti. Va, gerai, pasižiūrėsim, ką kortos turi pasakyti, ką turi žinoti vėžys šią savaitę. Muzikantas iškrito, apie muziką kalbėjau. Aha, muzikantas. Įkvėpimas ir dėkingumas. Acolyte padėjėjas liktai, nežinau kaip tiksliai verčias. Nauji projektai ir mokymasis. Ir lankininkas. Viskas laiku ir vietoje ir suplanuojate į priekį. Tai va, truputį ir simbolius atkartoja, kaip ir sakiau, viską laiku ir vietoje išspręsite. Ir vat muzika truputį greičiausiai jūs įkvėps arba būsite įkvėpti kurti apskritai, nebūtinai muziką. Aš jau jums norėjau padaryti būrimą prieš savaitę, bet susirgau ir, žodžiu, vidury būrimo dingo balsas, tai nebebaigiau burti ir neįkėliau, bet atsispindi truputį tai, ką turėjau pasakyti aną kartą. Tai yra šitie nauji projektai. Gausite įkvėpimo naujiems projektams arba išmoksite mokymusi kažko naujo. Gali būti, kad sužinosite informacijos apie jūsų darbą, esama nebūtinai projektus kažkokius, tie projektai gali ir tiesiog darbą reikšti. Gausite naujos informacijos, kuri jūs įkvėps ir paskatins daugiau domėti savo sritimi, galbūt, kaip ir sakiau, kažkur norėsis palepinti save. Čia truputį gal ir nelabai susiję, bet tas palepinimas savęs gali būti net profesinis, kažkur kokią konferenciją nusipirkti norėsis. Va. Apskritai praeitam būrime irgi nauji projektai buvo labai tema pagrindinė būrimo ir dabar ta tema dar lieka. Nors ir praėjo savaitė, bet šiai savaitė dar tie projektai nesibaigia, jūs su jais dar dirbate. Labai gerai viską planuojate, laiku ir vietoje pastebėte klaidas ir nebūtinai klaidas, bet sprendimus priimate reikalingus, savalaikius. Taip pat kortos sako, nepamirškite dėkingumo. Gali būti, kad sulauksite žmonių, kurie jums padės visą tai išspręsti, tą jūsų įkvėpimą paskatins. Galbūt rėmėjų sulauksite, kurie jūsų projektą truputį išjudins į priekį. Tai va, tai nepamirškite dėkingumo. Taip pat nepamirškite būti dėkingi ir savo, nes įkvėpimas toks dalykas, kuris labai daug energijos mūsų išnaudoja, bet tuo pačiu ir pripildo jos. Tai va, tai dėkingumas savo vienas iš tų momentų, kur subalansuoja, suharmonizuoja tą energiją jūsų. Va. Gerai, pažiūrėkim, ką taro kortos turi pasakyti. Kas laukia vėžių šią savaitę. Kas laukia vėžių šią savaitę.
Čia daug kortų. Ką žinoti apie projektą naują? Ar esamą? Aštuoni kardų. Išsilaisvinate iš pančių. Gali būti, kad tas projektas jūsų truputį užsistovėjęs ir jūs užstrigę truputį jaučiatės. Tai dabar ateina tas laikas, kai 8 kardų rodo šitą atspindį jūsų, užstrigimą tą. Bet tai tik tai atspindys, tai nėra realybė jūsų. Taip, jūs galite jaustis užstrigę, truputį gal pritrūko resursų kažkokių, bet realybėje tai jūs gebote puikiai planuoti ir išsinarplėsat iš tų pančių, ne muistydamiesi juose, bet galvodami, kur reikėtų pakreipti kūną savo, kad tie pančiai atsilaisvintų. Va. Gerai, pažiūrim. 7 taurių ir 6 penkiakampių. Gali būti, kad truputį dvejojate dėl savo projekto sėkmės, bet jūsų projektas bus sėkmingas, nes čia matome, kad žmonės priima jumis priima jūsų pastangas, jūsų idėjas. Va, čia va tas taurių 7, tokia dvejonė truputį. Tai nesijaudinkit, išsinarplėsiu tikrai iš tų pančių ir jūsų idėjos, jūsų troškimai, jūsų darbas bus įvertintas galiausiai. Gerai, ką dar apie tuos pančius žinoti? Kaip iš jų išsilaisvinti? 8 kardų patikslinam. Anakart buvo iškritusi lazdų karalienė jums kaip lyderystės korta. Tai jeigu man kyla noras dabar apie ją kalbėti, turbūt reikia. Tai gali būti, kad iš tiesų jums tiesiog reikia drąsos ir pasitikėjimo savimi. Jūsų pasitikėjimas savimi įkvėps ir kitus žmonės jumis tikėti. Taip jūsų idėja uždegs ir kitus. Ir taip tai padės jūsų idėjai išeiti į pasaulį. Va. Tiesiog pasitikėkite savimi. 7 lazdų. Taip gali kilti sunkumų. Čia kelios jau tos kortos, tie pančiai ir dvejonės ir vėl čia tas sunkumas, iškyla stresas truputį. Tai niekas nesidaro labai lengvai, bet viskas pasidaro sėkmingai. Šita korta man taip pat kalba apie išradingumą, apie resursus jūsų. Jūs, vat kaip ir šita mergina, turi pereiti per kelią ir per upę. Tai yra, ir vieninteliai resursai, kurie turi, tai tas darbas, kurį jinai dirba. Tas lazdas nešasi su savimi. Ir iš tų lazdų ėmė ir pasidarė tiltą ir perėjo tą upę. Tai išradingumas jūsų, tai gebėjimas panaudoti savo žinias, savo įgūdžius ir turimus resursus tam, kad išspręstumėte kebliausias situacijas. Va. Nu, dar vieną kortą. 10 lazdų. Vėl tas sunkumas. Bet čia man šita korta simbolizuoja sunkų darbą ir jo rezultatus. Jūs įdėjote daug darbo, šitai jo visos lazdos čia susodinto šito žmogaus ir lyg paskutinę lazdą savo rankoje laiko ir bando ją pasodinti.
tradiciškai taro kortose, man atrodo, glėbį visų tų lazdų rodo. Ir su tom lazdom apglėptom, čia kaip ir tvora užsitvėręs, jūs truputį saugote save ir savo darbą, savo kūrybinį kūdikį girdžiu. Tai truputį, kaip čia pasakyti, jūsų sunkus įdėtas darbas jums yra labai vertingas ir gerai, kad jisai yra jums labai vertingas. Tačiau jūs jį bevertindami tiesiog galite per daug jį slėpti nuo kitų, per daug globoti tą savo projektą. Ir tokiu būdu jis taip ir lieka kažkur uždarytas saugiame stalčiuje po 9 užraktais ir neišvysta dienos šviesos. Tai va, tai dar kartą primena kortos, kad truputį nuleiskite tas ribas, tą barjerą, kuriuo saugote save ir tuos pančius nusimeskite. Va. Projektas, aš kalbu apie projektą, bet tai nebūtinai yra kažkoks kūrybinis projektas. Kaip ir minėjau pradžioje, tai gali būti tiesiog darbiniai santykiai, gali būti jūsų apskritai bet kas jums šiuo metu aktualu. Tai projektas toks aptakus terminas. Va. Bet viskas, ką matau, jūsų labai sunkus įdėtas darbas, kuris pareikalavo daug jūsų išradingumo, daug resursų, daug žengimo per save, bet visa tai neša ne tik jums, bet ir kitiems pilnatvę ir džiaugsmą. Ir žmonės nori to, ką jūs turite. Ir dalinkitės. Jūsų įkvėpimas įkvėpia kitus. Gyventi, džiaugtis, dalintis. Gali būti, kad jūsų idėjos uždega kitus žmonės idėjomis. Ir tuo pačiu išlaisvina juos, ne tik jūs. Man kartais atrodo, net šiurpai nuėjo, kad šitie pančiai net ne jūsų. Gali būti, kad tai, ką jūs turite dalinti su žmonėm, juos išlaisvina iš tų pančių, kurie juos varžo. Va. Jūsų žodis įkvėpia, jūsų žodis išlaisvina. Ir jūsų darbai, aišku. Nes daug darbo nudirbę esat, labai daug. Ar tai yra emocinis gijimas, ar tai yra jūsų gerbuvis materialinis, labai daug darbo įdėta yra. Tik tai, kaip ir sakiau, jūs per daug save dabar saugote ir tą savo visą įdėtą darbą ir dvejojate, ar jį paleisti kažkur. Tai žinokit, kad tas jūsų įdirbis ir tas visas projektas jūsų yra kaip įsigelbėjimas kitiems. Gali būti, kad jūsų istorija, kurią jūs perėjote, yra kažkam vadovėlis, kaip išgyventi. Tai nebijokite dalintis. Gerai, pažiūrėsim, ką šamano kortos pasakys dar. Kokių patarimų galima duoti vėžiui šią savaitę. Patarimas trikdžiai. Patarimas, sakiau, siena. Trikdžiai. Aha, kodėl patarimas pasakiau? Tas sienos momentas jau antrą kartą, kaip ir sakiau, su 10 lazdų, jūs apsitvėrė tarsi sieną ir čia vėl ta siena. Patarimas siena. Patikslinam.
Nes panašu, kad, kaip ir sakiau, jūs kaip tik pasistatė tą sieną. Tai galbūt patarimas tą sieną truputį pastumti, o gal kaip tik ta siena jums reikalinga. Nu, patikslinam, pažiūrim. Patikslinam sieną. Dieviškoji moterystė, kosminė gimda ir verkiantis medis permastymai. Iš ties gali būti, kad tai sako tą sieną truputį pastumti. Gali būti, kad labai daug mastote, per daug net svarstote, gilinatės į tą savo situaciją, kad ta siena tampa tarsi gynybinis mechanizmas. Ir sako, kortos sušvelnėkite, truputį pabūkite atlaidus savo, pabūkite atlaidus ir aplinkiniams. Ir tą sieną paverskite ne kažkokio barjeru, bet švelnė tokia moteriška energija, rūpesčių tokiu. Pasirūpinkite savimi, atleiskite savo ir įvertinkite viską, ką perėjote ir savo už tai padėkokite. Dar dėkingumas prie įkvėpimo kortos taip pat buvo. Tai padėkokite savo už viską, per ką perėjote. Gali būti, kad visi tie įvykiai, kurie vertė jūs statyti tą sieną, jūs padarė ypač stiprų, bet tuo pačiu ir atsiribojusi nuo žmonių, nuo pasaulio ir, kaip ir sakiau, saugotės perdėtai. Tai dabar sako kortos, pasižiūrėkite į tą savo sieną ir pažiūrėkite, iš ko jį sudaryta. Kas yra tos plytos ir ar jos tikrai ten turi stovėti. Va, truputį pašvelninkite, galbūt jau keletą plytų laikas nuimti nuo tos sienos. Nesakau, kad neturėkite ribų, turėkite ribas ir globokite save. Bet galbūt jūsų ta siena daugiau atsiribojimas negu savigloba. Daugiau paverskite tą sieną savęs globojimu, gerėjimusi savimi. Ne pikdžiuga, ne egoizmu, ne apie tai aš kalbu, bet būkite dėkingi savo už tai, per ką perėjote ir ką išmokote. Įvertinkit save. Iš gerosios pusės įvertinkit. Savo stiprybę pamatykit. Kartais atrodo, kas iš tos stiprybės, jeigu jie tiek daug sunkumų, iš tiek daug sunkumų buvo išugdyta. Bet tie sunkumai jūs atnešė į tam tikras situacijas, pas tam tikrus žmonės, kur lengvas kelias turbūt nebūtų atnešęs. Ir be to lengvas kelias yra tik tai labai jaunoms sieloms, kurios pirmą kartą gyvena. Šitam kolektyve, aš kiek suprantu, daugiausia yra senos sielos, kurios čia atėjo į šį pasaulį mokytis ir patirti pasaulį tokį, koks jis yra. Kad ir kartais su sunkiom, tamsiom spalvom, bet kai patiri tamsias spalvas, to šviesios spalvos labai gražios tampa. Jeigu kasdien šviestų saulė, mes saulės nebevertintumėm. Gerai, dar pažiūrėkim, ką patarsim Vėžiui šią savaitę. Ką dar reikia žinoti, o čia daug kortų. Ką dar reikia žinoti. Birėjimas. Ko jūs taip laikotės įsikibę? Na va, ir vėl ta siena.
tarsi matote per plyšelį tokį gražų, gerą pasaulį, bet vis dar laikotės kažko ir tą sieną savo pastatę laikote. Na va, tai tiesiog, kaip ir kalbėjau prieš tai, paklauskite, iš ko sudaryta ta siena ir ko jūs taip laikotės jos. Va. Čia daugiau nieko ir nepridėsiu. Paprastas klausimas, tiesiog kortos klausia jūsų, ko taip laikotės įsikibę. Galbūt ir darbas keisti laikas. Galbūt esate stabilumo to įsikibę, algos, bet kiekvienas darbas turi algą. Nežinomybė. Požeminis pasaulis, gilumos, drąsa, pažvelgiame baimę į akis. Ir sirenos. Naudokite savo balsą, ekspansiją, plėtimasis, kitaip tariant, ir laisvę. Ten už šitos sienos laukia būtent laisvė jūsų. Tiesiog jums reikia truputį drąsos ir neleisti nežinomybės baimiai nugalėti jūsų. Naudokite savo balsą. Kaip aš jums nepasakiau būrimo, nes balsas dingo. Tai jūs naudokite savo balsą. Tikrai jūsų balsas yra stiprus ir gali daug kelių jums atverti, daug durų atidaryti. Va. Su naujais projektais visada ateina truputį ir nežinomybė, truputį galbūt lydima baimės, tos nežinomybės. Bet kaip kortos sako, pažvelgus tai baimė į akis, vėl į tas plytas, iš kurių sudaryta jūsų siena, atrasite laisvę. Įsilaisvinsite ir žengsite už tos sienos. Gerai, paklauskim protėvių patarimą. Protėviai, ką patarsite Vėžiui šią savaitę? Daug kortų atsivertė, bet manau, jos reikalingos mums. Ledi, mėgaukite saugimu ir skinkite vaisius. Žvaigždžių protėvis, sekite savo balsą ir savo sielą. Ir vėl apie balsą kalba. Medžiotojas, suraskite savo baimės ir atrasite savo troškimus. Ir būgnas, svajonės ir kelionė. Na va, dar kartą paantrina protėviai, ką kalbėjom. Atraskite savo balsą ir nugalėkite savo baimės. Ir tokiu būdu galėsite mėgauti savo augimu. Ir tuo pačiu, jau kaip ir minėjau, įvertinkite save ir nusiskinkite tuos vaisius, dėl kurių dirbote tiek sunkiai ir ilgai. Va. Ir susikurkite naują svajonę arba tiesiog eikite į ją. Jau simboliai sakė, kad jūs einate per savo svajonę. Tai prisiminkite savo kelią. Gerai. Ir pažiūrėkim, koks angelų skaičius jūs lydi šią savaitę. Angelų skaičius 21-21. Energijos lygmenys. Klestėjimas, harmonija, vėl kelionė, laukimas, disciplina, priešinga lytis ir kažko perdėjimas. Nu, toks.
ta diena, kurios laukite, ateis. Išlikite disciplinuotas, artėjate prie savo galutinio tikslo. Nelaužkite savęs tiek stipriai. Saugokite savo energiją, kad išliktumėt susikaupę. Tai atsipirks. Tai yra lipimas, o ne važiavimas liftu. Pasikliauk savimi. Na va. Gerai, dar iš kitos kaladės vieną kortą ištrauksiu. Ramybė. Refinement, net nežinau kaip išverst, toks išgryninimas, va, skonis, kultūra, stilius, koncentravimasis, išsivysto per laiką, filtras, dvasios, alkoholis, kvepalai. Čia toks, šitą kortą taip kalba apie tokį išsigryninimą savo emocijų ir savo tikslų, turbūt net svajonių išsigryninimo ir nusprendimo, ko tiksliai norite. Va. Galbūt iš tikrųjų su arbatos puodeliu atsisėsti ir apgalvoti reikia išsigryninti. Va. Nes daug tos išgryninimo šitų sinonimų. Taip pat alchemija primena man tie sinonimai visi. Va. Kad daugam reikia laiko, kad viskas išsigrynintų. Bet jūs jau viską padarėte. Belieka tik tai atsukti kranelį ir įsipilti tą, ką ten išgryninote. Na va. Tai gerai, tai tokia šią savaitę žinutė. Būkite laimingi, būkite mylimi. Pasimatysime kitą kartą. Iki.